Jei pasiilgote tikrų jūrinių vaizdų, antrajame šiandienos reportaže jų bus tikrai nemaža. Na ir dar viena svarbi detalė. Tikime, kad šis mūsų pasakojimas pakoreguos ne vieno jūsų atostogų planus ir paskatins bedienai tapti tikru kapitonu. Jei pasiseks, jūs galite tapti škiperiu, tačiau turite žinoti, kas yra kadetas ir optimistas. Po to teks išmokti venduoti, tai nėra labai sunku. Be abejonės jums teks rankoje laikyti rumpelį. Bet neišsigąskite. Po nedidelės pamokos jūs nesunkiai pakelsite arba nuleisite ir giką. Puikiai suprantu, kad nesuprantate. Tačiau jei jau Giedrė šios terminus įsisavino, sugebėsite ir jūs. Ir tuomet nebebūsite sausainis. Tai jūs tiek mokote žmonės buriuoti, tiek ir nuomojate jachtas, taip? Mokom buriuoti, mes turim tokį 3 valandų išplaukimą, buriavimo pradžiamokslį, kai išplaukiam į jūrą ir žmogus 5 įgulos nariai ir jie tampa suskirstomi pareigom bakinis, falinis, šotinis vairininkas, jie tom pareigom keičiasi ir išmoksta valdyti priekinę burę, pagrindinę burę, vairuoti, atsišvartuoti. 3 valandos. Jie susipažįsta. Mes nesakom, kad išmoksta, sakom gal gerai pramoksta. Jis kitą kartą atėjęs jachtlubę pas ką nors ir sakys, vyrai, aš galiu buriuoti, aš šį bei tą moku. Ir jį paėmė, jau jis nebebus sausainis, jau jis kažką žinos. Rokas Arbušauskas, UAB 5 vėjai direktorius ir jachtų nuomos bei buriavimo mokymo kompanijos Gauseil vadovas, pažadėjo, kad iki kito sekmadienio mano kompanionė Giedrė puikiai įvaldys jachtą. O man liks tik gamta grožėtis ir jūrinių žemėlapius studijuoti. Ta patį, jei tik pageidausite, jis gali pažadėti ir jums. Na, bet dabar apie viską iš eilės. Ką mes darom, tai mes parduodam žmogui svajonę. Svajonė tapti burlaivio kapitonu. Trumpam, ilgam, čia jo pasirinkimas. Bet kiekvienas žmogus atėjęs pas mus, tampa įgulos nariu ir jis gali valdyti štai tokį naują 12 metrų ilgą burlaivį, pats prižiūrimas mūsų instruktoriaus. Jeigu jis yra profesionalus buriuotojas arba netgi buriuotojas mėgėjas, bet moka buriuoti ir turi dokumentus, mes jam galim išnuomoti laivą ir jisai gali plaukti ten, kur jisai nori. O bet kas gali išmokti buriuoti? Buriuoti labai lengva. Labai lengva. Su šitais laivais labai lengva, paprasta, jie specialiai tam padaryti, supaprastinta viskas iki minimumo. Na, aš jau pasiruošusi, pasipuošusi ir dabar belieka išklausyti instruktažą, kaip saugiai elgtis jachtoje ir galėsime pradėti plaukti, mokytis. Pirmas pasiūlymas, nestovėkite taip, kaip aš stoviu ir visada laikykitės už kažko, geriausiai už nespalvotų daiktų ir šiek tiek sulenkus kelius. Jeigu einate denių, tai prisilenkus ir būtinai už kažko laikykite. Jeigu taip atsitiko, įkritot, nedarot nieko. Taip, nieko nedarot. Šitaip. Ir dar geriau per kelius susimt ir nedarykit nieko, nes jūs nepadarysit nieko. Laivo nepasivysit, Švediją nenuplauksit. Likusių jachtoje reikalas jūs išgriebti ir jie tai padarys greitai, nors jums laikas atrodys amžinybė. O tai kokias aš pareigas gausiu? Jūs? Kapitonė? Gal ne. Gal pradėkim nuo kapitono padėjėjo. Labai gerai. Aš būsiu kapitono padėjėja. Aš būsiu kapitono padėjėja. Aš būsiu kapitono padėjėja. Aš pasiruošiu kelt burę. Tik jūs neišeikit iš čia. Išeisiu. Tai man kur plaukti? Tiesiai. Jūra, ten. Tai plaukiam į jūrą. O, jetau. Sukamės. Jau? Taip netikėtai. Buriavime, nors tai yra karališkas sportas, bet daug dalykų yra tokių labai netikėtų. Kaip pasakysit, kapitonė? Maršrutą galite pasirinkti. Pagrindinė, žinoma, yra Klaipėda Nida, bet galima tik iki Juodkrantės plaukti. Galima, jei labai reikia, ir Švediją pasiekti. Jūs lydės aukščiausios kvalifikacijos kapitonai, o jei turite Odisėjo kvalifikaciją, tai sakau tik žinantiems, kas tai yra, jachta su visais patogumais gali būti vien tik jūsų.
mes sakom taip, patogiai telpa 6 žmonės, tai 3 poros, plus škiperis. Tai tikrai, žinokit, labai gražu, labai patogu ir aš iš tiesų, aš nesu žmogus, kuris mėgsta plaukioti laivais ir net baimę jaučiu, bet žinokit, jūs mane užkrėtėte. Ir tikrai gali būti, kad pradėsiu būruoti. Bet dabar visiems pasakykite, kad čia ne koks triukas, kad aš vairavau nuo pradžios iki galo laivą. Taip? Visą kelią. Man aš tik tai perėmė laivą prie švartavimo, nes čia jau reikia šiek tiek įgūdžių. Visą kelią jūs vairavote. Henrikai, aš moku valdyti jachtą, jeigu ką. Henrikai, galiu tai patvirtinti.